to paties grėblio nelipsiu. Darysiu solo raidą pagal savo galimybės, kiek turiu jėgų, kiek galiu patempti. Norisi atidaryti sezoną ant gravel. Ieškosiu kažkur tai graveliukų, nes asfaltą man užtenka jau. Apie ant gravel social spinus, tai viskas ten yra gerai. Pasiruoškite ir tikrai gerai praleisit laiką. O aš prižadu tikrai dar pas juos sugrįžti, kai būsiu tam pasiruošęs ir atsuksim. Kaip sako Antanas, Godspeed. O dabar savo keliais. Susimatom ant trasos. O Jėzau, viskas plaukia. Nu, įdomu, kiek čia bus to smagumo ant gravelio. Šminga. Šminga. O toks ruožas tai jau visai nieko. Galima važiuoti. Nejaugi prakolą pagalvojau. Spyglys ne į padangą, o į protektorių. Geras. Čia man pasisekė. Toks nemažas. Antras sezonas ir vis dar be prakolo. Opa, man atrodo, kad atvykom į tikrą gravelį. Purvo. Holi. Važiavo ten, kaip kelias? Dar nevažiavom ten. Aha. Ar čia? Čia į apačią. Tai mes tiek važiuodam vasarą, bet dabar nežinau, kad sniego bus, tai nerizikuojam. Jeigu ten nebus sniego, tai labai gera tamsa. Nuvažiuoju, pabandysiu. O. Visiškai dviratis be kontrolės, stabdžių nėra. Na, kai daužo, nešioja. O, gerai. Važiavau, žiūriu, servetėlės guli. Kaip tik pamiršau pasimti. Tai gal dar gulik nesušlapė, nes jinai pamesta. Sinaudosim. Dviguba nauda. Ir gamta apsaugoju nuo šiukšlių. Ir va. Ir man nosį išsipūsti proga yra. Iškart prašviesėja. Tai kur tu čia nuvažiuosi toli? Kai užnešė šikną, galvojau jau viskas. Drėpsios. Holy.
Žodžiu. Viskas. Man gana. Kiek čia? Nuvažiavau 7 kilus ir aš jau nebenoriu. Nebenoriu važiuoti. O čia yra blogai. Koja sušlapo. Tai dabar variantas. Arba namo, arba kažką galvoti. Prisiminiau. Čia prieš kelias dienas skaičiau internete. Dalis Lietuvos jau yra visiškai nutirpusi. Tai pasižiūrim, ką čia turim. Taip. Iš palydovo gerai matyti, kad šalies pietvakaris ištisinės sniego dangos jau nėra. Taip. Ne. Nu va, čia tikrai. Kybartuose pavasaris. Ukmergėje dar sniego yra. Klaipėdos rajonas balta. Tai kur čia mums pasiduoti? Lazdijai, Rudamina. O, atrodo gerai. Druskininkuose nėra sniego. Raseiniuose dar sniego yra. Tauragėje yra, Kaune sniego yra. Tai žodžiu, mintis yra tokia. Šiandien žiauriai norisi prasivažiuoti gerai. Žiauriai geras oras. Tai greičiausiai kraunam dviratį ant mašinos į mašiną. Varom kažkur tai link Druskininkų. Pažiūrėsim, kokia ten situacija, gal pavyks normaliai prasinešti ant gravelio. Tai iki. Jo, pabandžiau čia. Viena ranka pavairuoti. Užsisakiau valgyti, bet niekaip nepavėjau. Čuvakas geras, net nežiūrė, kur važiuoja, vos į mane neatsitrenkė mažas šmikis. Nu ką, grįžau jau namo, visą 12 km 52 minutės, vidutinis 13,7. Tai jėgų dar yra, pozityvo yra, šiek tiek murzinas. Tai kraunu dviratį ant mašinos ir varom ieškot gravelio. Štai turiu tokią pakaitinę mašiną, tai į vidų nekrausim dviračio, nes nesinori čia ištepti. Tai ant stogo užsidedam vakuuminius laikiklius ir lekiam. Turim vieną problemytę, čia taip stogas išgaubtas. Tenka labai arti traukti priekinio stiklo.
pačios geriausios aerodinaminės savybės. Tai ką, reiks muzika ant garso ir važiuojam. Tilpsiu. Kiek čia 2,80. Okei. Nesu įsitikinęs. Pasižiūrim. Tilps. Gerai. Važiuojam, ką nors pasimti. Sveiki. Sveiki, norėčiau užsisakyti 2 cheeseburgerius ir kavos su pienu. Kokios? Su pienu. Pakartokit. 2 cheeseburgeriai ir kava su pienu. Maža, didelė. Mažesnė. Viskas? Viskas. Privažiuok. Ačiū. Druskininkai, atvažiuoju. Nu ką, pasiekiau jau Valkininkus, kažkokių kardinalesnių pasikeitimų nebuvo. Aišku, matosi, kad mažiau sniego pievose, miškuose, bet vis tiek, kiek akis užmatė įvairių miško keliukų ar žvyrkelių, tai arba ten ledas, sniegas, arba pažliugė, balos, tešlas. Tai žodžiu, važiuojam toliau. Įdomu, kokiu greičiu važiuojant man nupūstų dviratį. Pabandom. Ką mes čia turim? Šiaip laikau apie 90. Dar vietai. Gerai, gal nežaidžiam čia tokių žaidimų. Neatsimenu, kiek ten iki 120, man atrodas. Leidžiama su šitais laikikliais važiuoti, bet mes esam kelyje, kuriame leistinas greitis 90, tai ir važiuojam 90. Peace. Šiaip jau pradedu jaustis, lyg važiuočiau į Druską Gravel. Dar bilietų nepirkau, bet gal ir nuvažiuosim. Tai jei ką, susitiksim ten, trasoj. Taip, pieva šaukia, kad sniego nėra, atvažiuok pas mane. Bet čia tik pievas. Miškai kol kas situacija dar ne kažką. Tai važiuojam toliau. Nu ką, panašu, kad greitų metu susitiksime ant gravelio. Nes va, jau pasiekiau senąją Varėną ir žinok, kad kuo toliau, tuo jau sunkiau įžvelgti sniegą kažkur miškuose. Tai galbūt ir viskas bus gerai. Pavažiuojam dar šiek tiek ir bandysim kažkur stoti, prasilėkti. Nu ką, važiavom ir atvažiavom į Merkinę. Šiaip laikas nėra sąjungininkas šiandien. Jau turim 4:30. Saulė leidžiasi po 6:15. Tai žiūrim, ką čia turim. Įkraunam dviratį ir važiuojam. Tai skirsim kokią valandą kelionį, tai įsivaizduoju kokį 5 kilometrų reikia ratuką susipaišyti. Tai jungiam komutą ir pasižiūrim, ką iš čia mums pasiūlys. Taip, pasirenkam gravel ride. No rides found? No way. Okay. Cycling.
Nesuprantu, kas čia per kelias, miškas ar ne miškas. Road cycling. Rides not found. Gerai, čia panašu, kad yra, jo. Čia panašu, kad pas mus yra žvyrkeliai. Nu tai gerai, imam šitą cycle. Taip, turim 3 trasas. Šita trasa yra 5 valandas 75 km. Nope. Šita trasa yra 30 km ir 2 valandas. Bet čia yra ta žemuma Nemuno. Tai ir nebus ten labai sniego. Trečias variantas. Valanda su pusė 17 km. 17 km per pusantros valandos. Kažkaip skamba ne kažką. Nu gerai, imam šitą 30 km. Ir bandom. Ice cream, payroll and coffee. Nu davai. Safe. Safe. Ok, jungiam vagų ir žiūrim. Kol kas tai čia ne gravelis. Tikiuosi bus gravelį. Sakiau, asfalto nenoriu. O, apžvalgos bokštas. Tai užlipam. Gal matysim, kas mūsų laukia. Volia. Biški yra kariai. Tai kaip suprantu, aš kažkur važiuosiu čia. Wow. Ten kažkur pasisuksiu miškais. Turėčiau tokį ratą apvažiuoti ir čia kažkur tai šito panašių keliu grįžti. Tai, žodžiu, per šitą mišką važiuosi. Gerai. Negaištam laiko. Varom. Nu kol kas man patinka, ką matau. Sausas gravelis. Oh my god. Kaip vasara. Opa, on. Eina, šak, kaip gerai. Let's go, baby. O, smėlis. Kaip gera. Sausas pievas. Wow. Žiauriai smagiai. Nu ką, lendam į mišką. Pažiūrėsim, kaip miške situacija. Kol kas maloniai stebina. Hop. Eik tu, vaikyti. Jūs pažiūrėkit. Sausas miškas. Aišku, smėlės. Smėlės čia pas juos kraštuose labai vyrauja. Bet šiaip tai Ok, turim šiek tiek sniegą. Kol kas visai geras, sausas. Kol kas viskas neblogai. Nu, okei. Tokių jau nebesinorėjo ruožų matyti. Bet tikėjausi, kad bus, nėra ko norėti. Vis dėlto buvo žiema. Tik ką pabūdome iš jos. Beva, keliasdešimt metrų. Sniego. Ir vėl viskas faina.
Žinot ką? Žiauriai daug įkalnių. Eina šik. Atrodo, kad pastovi kalną varai. Įrodo, kad dar vienas laukia kalnas. Pažiūrėkit, kokie žvirkeliai. Pažiūrėkit. Nuostabus. Eina sa. O jie, plauksime. Prisėmiau į batus. Ten Tokia duobė buvo. Taip smuko dviratis. Mauli. Šalta. Jūs tik pažiūrėkite, gravelio broliai ir seserys. Koks kelias. Vau. Nuostabu. Sausa. Štai, birus smėliukas. Vau. Nu gerai. Čia biškai kažkokia šiknaštelė mane nuvedė. Gal kažkada ir buvo kelias. Bet dabar tai čia... Nesuprantu, kas čia per reikalą. Au. Čia panašiai į pelkę. Nu, bandom. Nes kito kelio nelabai ir yra. Nebent grįžti atgal. Haulė. Čia nedaug, keli kilometrai. Tai gal nenumirsiu. Nu, yra tokių nefainų vietų, bet tai ką norėti. Aš pasiėmiau visiškai random kažkokį maršrutą, tai aš tikiu, kad Čia vietiniai kokie nors gyvenantis arba šiūra arba... O čia tai kažką visiškai sukrito koja į balą. Blemba. Ne. Tai va, ką norėjau pasakyti. pasiėmiau visiškai random trasą. Tai aš tikiu, tie, kas... nu ir poliau čia. Tie, kas čia gyvena šalimais arba šiaip apylinkėse, tai tikrai žino dar geresnių keliukų, kur galima atsipūtus daužyti. O man tenka biškį ir paverkti. Bet nieko, tikiuosi, kad tuo čia baigsis, nes čia toksai matosi biškį populiaresnis kelias, daugiau judėjimo, daugiau išmalta. Tai va, varom toliau. Aš, kai šmygo dviratis. Vos nepadariau Batoną. O dabar koja. Ir vėl į balą. Šmėlis! Prašau. Purus, sausas šmėlis. Vau. Tik daužyt ir dar kartą daužyt.
Wow, baby! Skrendu! Atsargiai. Wow. Dabar galit pagalvoti, kad aš čia... kad aš čia netiesas sklydžiu. Haulė. Reikia selfiuką pasidaryti. Okidoki. O, čia padaryta perlipti. Tai mes tai ir padarysim, bet čia, oi, kas biškit išlytęs. Gerai, kad nėra ledonešio. O tai čia būtų ledo lytis susikaupę. Gal net nebūtų praeinama. Tarka! Kad ir yra tas sniego, bet visai gerai einasi. Tik ta tarka čia nelabai faina. Va, antai miškovežis ką tik nuvažiavo, tai ačiū jam. Šiaip čia būtų tikrai neblogas ruožas. Nu, bet nieks nėra apsaugotas nuo miškovežių, net ir Druskininkų rajonas. Žodžiu, nuo to upelio aš papuoliau kažkokį labai nefainą kelią. Miškovežiai išmalę yra, oi, ir sniego, ir balų didelių. Tai žodžiu, kažkaip darosi nebesmagu čionais. Tai dar man čia tiesiai gal apie kilometrą pavažiuoti ir tada sukuosi kažkur tai dešiniau ir mačiau ten atviresnės vietos ir gal nebus toks pagrindinis kelias miškovežių išvažinėtas. Tai labai tikiuosi, kad situacija greit pagerės. Nu va, Baigėsi kirtimai, iškart situacija žymiai geresnė. Tai gazuojam. Saulė jau žemai, tai arėjai. Žiūrėsim, ar spėsim su ta šviesa dar grįžti. Davai, tarkuojam. O, norėjai gravelio. Imk. Давай. Judam. Vat. Va čia tokių kelių aš norėjau. Jo, ten tie 5 kilometrai. Tuo mišku, kur miškovežiai laksto, tai ne kažką. Tai ką. Toliau renkam džiaugsmą. O, štinykius, šeiminėlė. Geras. Įdomu, kur jas varys. Va, per kelią, opa, antra, trečia. Geras. Nu ką, nuvažiuota 14, liko dar 14. Saulė jau ten pasislėpė už medžių. Čia gražiai man dainuoja
gervės. Jūs pasiklausykit, kas ten vyksta. Gervės? Ai, tu savo kaip gražiai. Ir ten dar stirnikės lekia. Kiek šitų valandų? Ui, po 6:05. Saulė leidžias po 6:15. Turiu 10 minučių ir 14 kilometrų. No way. No way. Čia tai būsiu prisidirbęs. Ką? Kaip Antanas sako, Godspeed. Ir lekiam iki mašinos. Šiandien reikia grįžti namo. Ai, gerai eina. Truputėlį prieš vėją. Bet gerai. Jeigu nieks nepasikeis, važiuojant tokiu tempu, 23, liko 12 kilometrų, tai turėčiau per kokį pusvalandį grįžti. Šiaip jau norėjau pradėti ieškoti alternatyvių kelių plentų vien dėl laiko stokos, bet maršrutas netikėtai 18 kilometre mane išvedė ant asfalto. Ir žiūrint, panašu, kad likusius kilometrus ir pabaigsiu aš ant asfalto. Tai gerai, žodžiu. Varom ant asfalto, jeigu jau sako, kad ant asfalto. Aišku, ne tik dėl laiko stokos, bet ir biškį nesinorėtų sušalti. Šiaip kūnas tai gerai aprengtas, bet kojos sušlapusios. Dabar rodo 4 laipsniai. Tai geriau nerizikuoti. Varom greičiau į mašiną pasišildyti. Nu tai ką, viskas. Aš jau prie mašinos. Mano mašina vienintelė, kuri liko šitam parkinge. Paskutinį kilometrą jau nebefilmavau, tiesiog įsikibau 2 rankom į vairą. Atsukau ir gau. Aišku, dar ten likus 2 kilometram gavau 10% įkalnę. Tai nulipau nuo dviračio biškį praseit ir šį buvo į naudą. Visai kojas sušilo einant. Tai kokie čia pas mumis skaičiai gavosi. Taip, nuvažiuota 28 kilometrai. Užtrukau 1:45 minutės. Vidutinis 16, tai nieko ypatingo ten. Pabraidžiau biškį. Šiaip jeigu vertinant šiuo apylinkių gravelį, tai pradžioj norėjau duoti 7. Bet ten ta atkarpa per miškus ten viena tokia labai jau buvo ne kažką. Tai duodu 5. Kai tuo tarpu, jeigu žiemos skalėje arba pavasario ankstyvo skalėje Vilniui duočiau tik tais 1, tai sakyčiau nėra blogai, 5 kartus geriau atvažiuoti čia kažkur tai link Druskininkų. Tai viskas. Kraunu aš dviratį ant mašinos, lendu į vidų šildytis. Tai ačiū tiem, kas žiūrėjot, kas buvo iki galo, tikiuosi patiko šitas mano nuotykis, avantūra. Tai ką, susitiksime. Ačiū. Ate.